Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Ar visi susimastome, kaip mūsų vaikai elgiasi viešose vietose likę vieni, be tėvų priežiūros? Ypač dažnai vaikų elgesys aplinkinių šiurpina viešose transporto priemonėse. Ko tėvai turėtų mokyti savo atžalas, kad vieną dieną patiems ausis nenuraustų? Turbūt pripažinsite, kad nedaugelis išleisdami savo vaikus vienus iš namų primename jiems, kaip turėtų elgtis viešose vietose ir viešajame transporte. Tai atrodo savaime suprantama. Tačiau kita vertus ir patys neretai pastebime, kad jaunimėlis važiuodamas viešuoju transportu elgiasi ne tik nekultūringai, bet ir nesilaiko jokių saugumo reikalavimų. Kodėl taip yra? Pasižiūrėkime į save. Juk ne kartą važiuodami mikroautobusu esame paprašę vairuotojo sustoti neleistinoje vietoje, o išlipę iš autobuso kirtome gatvę, kur papuola. Miesto vaikams autobuso reikia laukti autobusų sustojimo vietose, stotelėse nestovėti prie pat stotelės krašto arba važiuojamojo kelio dalyje, kad jūsų neužkliudytų pravažiuojantis autobuso veidrodis. Įlipti autobusą jam visiškai sustojus, įlipus į autobusą pasižiūrėti, gal yra laisvų vietų ir jame atsisėsti. Taip pat išlipame iš autobuso, jam visiškai sustojus ir kaip vairuotojas atveria autobuso duris. Išlipę iš autobuso ieškome gatvės perėjimui skirtos vietos, pėsčiųjų perėjos. Tai mieste tų perėjų pakankamai daug ir šią vietą susirasti nėra tikrai sunku. Vaikams, kurie gyvena už miesto ir į mokyklą važinėja tarp miestiniais arba mokykliniais autobusais, taip pat patariame ieškoti saugių vietų pereiti kelią ir būti apdairiems. Svarbiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kai autobusas atveža vaikus iš mokyklų ir jų pabyra pilnas kelias. Tai išlipus iš autobuso vaikus mokyti, kad jie palauktų, kol autobusas nuvažiuos ir tik tada eitų per kelią įsitikinę, kad yra saugu, kad jie susirastų tokią vietą, kad nebūtų šalia sustojančių kitų automobilių, kad nebūtų posūkio ar kalnelio, kad gerai apžvelgtų eismą ir įvertintų saugumą, nes būtent tokiose situacijose vaikai nukenčia keliuose. O dabar trumpai apie vaikų važiavimo viešuoju transportu kultūrą. Kokia ji turėtų būti ir kokia yra. Aišku, jeigu yra senyvo amžiaus žmonės autobuse, tai pirmiausia, jiem reikėtų leisti atsisėsti, ar sužeisti gal kažkokie žmonės yra, ar nėščiosios moteris. Taip pat autobuse nereikėtų stumdytis, triukšmauti, lakstyti ir kitaip ypač vaikam išdykauti. Išdykauna, lipa kaip papuola, neklauso. Bilietukų nerado. Ar garsiai šneka, rėkauja, vietos neužleidžia vyresniem. Yra kai kurie tikrai labai gražiai elgiasi su vyresniais žmonėm, o kiti patys turbūt žinot. Aš nežinau, man atrodo, kiekvienas sveiko proto žmogus, jeigu jam tas sveikas protas jau subrendo, puikiai supranta, kad reikia užleisti vietą ir nereikia to mokyti. Tai yra normalus žmogiškas santykis su kitu žmogum. Mieli tėveliai, dėl jūsų pačių vaikų saugumo pasistengime dažniau jiems priminti važiavimo autobuse taisyklės ir nepamirškime, kad vaikų kultūringo elgesio pamokos prasideda namuose.